klausimas užduotas toks, kaip pakeisti savo mąstymą. Nu tai trumpai šnekant, išmesti seną, įdėti naują. O jeigu rimčiau, tai iš tikrųjų žmogus pasirodo yra kaip kompiuteris, jis yra pilnai programuojamas ir jį galima įdėti tiek Linuxą, tiek Windowsus. Na, o jeigu iš tikrųjų, tai mes turim tokius atvejus kaip Maugliai ir tų Indijoje rasta net 14 tokių vaikų, kuriuos užaugino žvėris. Ir ką bedarė mokslininkai, niekaip jų nebepavyko nei išmokyti kalbėti, nei vaikščioti tiesiai, jie tiesiog urzgė, elgėsi kaip tie žvėris, kurie juos užaugino. O pabandykite šitą padaryti su vilkiuku arba su kačiuku. Iš kačiuko išaugs kačiukas, iš vilkiuko vilkiukas. Jisai ten gali būti gudresnis, mažiau gudrus, ten sumanesnis ar kitoks, bet jis vis tiek jis išlaiko savo rūšies požymius. Žmogus pasirodo yra labai smarkiai programuojamas ir iš jo gali užauginti ką tik nori. Tai reiškia lygiai taip pat, jeigu pas jis yra viduj, kaip jūs vadinat, kažkoks tai mąstymas arba jūsų, tam, sakykime, pažiūrų kažkokia tai sistema, tai ją, reiškia, galima ir pakeisti. Prieš tai, aišku, jas ištrynus senąją. Tam vėlgi yra tam tikros technikos, kurios siekia netgi pasąmonės programavimą, tai dalis iš jų yra naudojama taip vadinama NLP arba neurolingvistiniam programavime. Ir tai yra sėkmingai naudojama ir galima netgi žmogų išprogramuoti labai paprastai ir lengvai, kaip ir jį ir užprogramuoti, ir išprogramuoti. Tai programuojama dabar žmogus yra visur ir visada, pirmiausiai, aišku, programuoja kas tėvai nuo pat vaikystės. tą daryk, tą nedaryk, čia galima, čia negalima, čia karšta, čia šalta, nu čia, sakykime, ta programa gali pravers, o kur galima, kur negalima, čia jau kartais klausimas. Tai dabar yra technikos, kaip aš jau ir minėjau, kur galima tiesiog pasąmoniai sudaryti programas ir tos programos jūs netgi automatiškai išprogramuos. Pavyzdžiui, visi žmonės žino, kad žmonės daugiau tikriausiai keikiasi, negu kad meldžiasi. Tai keiksmažodis, kiekvienas nesikeiktas momentas, jis yra, galima sakyti, kaip negatyvi programa jūsų atžvilgiu, kuri tuo momentu sodina jūsų, sakykime, tą energetinį ar biolauką. Ir jeigu jūs norit atsikratyti savo senųjų keiksmažodžių įtakos, tai vėlgi galima padaryti specialios programos pagalba. Ir šitą galima išmokti pas mane arba kursuose, arba tiesiog pasidomėkit, kokia yra galimybės mano saite edmundaskirda.lt.